Sveiki, mano vardas Rimas. Šiandien su CELS komanda atliekama darbas šiam objekte. Atsakysiu į 3 dažniausiai užduodamus mums klausimus, šiltinant poliuretano putomis. Ar esant drėgnoms gedinėms galime atlikti šiltinimo darbus? Prieš atliekant darbus matuojam medienos drėgnumą. Kaip matom, 13%, 11,5%. Medienos drėgnumas neviršijo 18%. Darbus galim pradėti. Putos yra garui laidžios. Jeigu užsipūstų mes netitinkamų drėgnumui esant, sakykime, virštų 18%, drėgmė iš gegnų nespėja perkeliauti pro putą ir difuzinę plėvelę į oro tarpą ir laikui bėgant gali atsirasti pelėsys arba prasidėti net puvimo procesas. Nepatariu tokių darbų dėl to, kad toks apšiltinimas yra paprasčiausiai neefektyvus. Ar putos patiria difuzinę plėvelę? Ar putos pakelia difuzinę plėvelę į viršų link dangaus? Jeigu šiltinimas yra atitinkamai atliekamas, nėra tokio pavojo. Kaip matom šitam atvejį, plėvelė, tarp plėvelės ir dangos turim atitinkamą tarpą. Ar poliuretano putos pavojingos gaisro atveju? Klausėte, ar poliuretano putos lengvai dega? Patikrinkime. Kaip matot, jos nepalaiko ugnies, pakol laikau ugnį nutaikęs tiesiai į putą, jos dega, bet savaime nėra degos. Reikia pagalbos šiltinant poliuretano putomis, skambinkite CELS.